balų. Na, kas nutiks dabar? Taip galima ir nuolpti. Vienas iš šitų dviejų žmonių laimės Euroviziją. Izraelio atstovė Yuval Rafael arba JJ, kuris atstovauja Austrijai. Vienas iš šių dviejų artistų šiandien laimės. Izraeli, jūs šiuo metu pirmaujate. Turite 357 balus. Daugiau balų nebegausite. Austrija. Jūs vis dar galite laimėti, jeigu žiūrovai jums skiria bent 100 balų. Tada šis vakaras yra jūsų. Austrija. Žiūrovai jums skyrė 178 balus ir tai reiškia, kad kitais metais Eurovizijos dainų konkursas keliauja į Austriją. Austrija Euroviziją laimė po 11 metų pertraukos. Ankstesnę pergalę Austrija iškovojo Conchita Wurst, o šiais metais triumfuoja štai šis žmogus, Johannesas Pičas, jaunas dainininkas, išbandęs jėgas ir operos ir pop muzikos pasaulyje. Antroje vietoje lieka Izraelis, trečioje vietoje lieka Estija, ketvirtoje vietoje Švedija, penktoje vietoje Italija. Lietuva šiais metais Eurovizijoje užėmė 16 vietą. Dar sykį norisi pasveikinti grupę Katarsis su originaliu, stipriu ir tikiu tikrai daugam įsiminusiu pasirodymu. O štai Johannesas Pičas, Eurovizijos laimėtojas, keliauja dabar į sceną, kaip jis pats sakė, duodamas interviu LRT televizijai dar prieš pusfinalį. Jausmas yra fantastiškas būti minimu tarp favoritų, kadangi Johannesas Pičas net